Sveiki, mano vardas Greta Rech ir šiandien grįžau su dar vienu nauju video, šį kartą tikri nusikaltimai. Šią istoriją man pasiūlė ir tiksliau priminė žiūrovė iš Contribui, Ariana, tad dėkui jai. Tai yra viena iš žiauriausių istorijų, kurias man teko pasakoti šiame kanale ir šiandieną kalbėsiu apie Alison Botha atvejį. Jos istorija yra išties neįtikėtina, kadangi net daktarai ir seselės negalėjo patikėti, kaip jinai galėjo išgyventi po visų jai patirtų sužalojimų. Ir ji ne vien tik tai, kad išgyveno, tačiau padėjo policijai sučiupti 2 šlykščius padarus, nusikaltėlius, kurie padarė visus tos sužalojimus jai. Vien tik tai todėl, jog ji nenorėjo, jog tai, kas jai nutiko, nutiktų kitam žmogui. Tiksliau, kitai moteriai. Ši byla turi gan nemažai informacijos, todėl manau, jog ir šis video bus pakankamai ilgas, todėl be ilgų kalbų pradėkime. Alison Cart gimė 1967 metais rugsėjo 22 dieną Port Elizabeth mieste tėvams Brian ir Claire Cart. Alison Cart yra jos mergautinė pavardė ir Botha dabar yra geriausiai jinai žinoma kaip Alison Botha, nes yra susituokusi, bet apie tai vėliau. Tėvai išsiskyrė, kai Alison buvo 10 metų ir ji kartu su savo broliu, vyresniuoju broliu, Neilu, kuris buvo 1,5 metų vyresnis už Alison, įsikraustė gyventi kartu su mama Claire. Ir jų vaikystė buvo gana normali. Galiausiai Alison įstojo į koledžo vidurinę mergaičių mokyklą, kuri taip pat buvo įsikūrusi Port Elizabethe. Ji nebuvo super akademiška, ar apskritai kreipė dėmesį į mokslus, ar buvo verčiama siekti kažkokio tai vieno karjeros kelio, bet nepaisant to, kaip buvo rašoma, ji ėjo mokyklos vadovės pareigas. Tai turbūt klasės vadovės pareigas, kaip suprantu. Baigusi mokslus, ji mokėsi sekretorės įgūdžių prieš leisdamasi į 4 metų pasaulinį turą. Ir dėja nežinau, kurias šalis jie aplankė, būtų visai įdomu sužinoti, kadangi 4 metai tiesiog skraidyti po pasaulį visai fun. Galiausiai jį grįžo į Port Elizabethą ir ėmė dirbti draudimo brokerę. Mini informacija, bet Port Elizabeth miesto pavadinimas 2019 metais buvo pakeistas į Kbergach. Štai taip šis pavadinimas atrodo ir aš mėginau surasti, kaip jisai yra tariamas. Kbergach turbūt. Ir pavadinimo keitimas 2019 metais Rytų Keipo geografinių pavadinimų komitetas rekomendavo Port Elizabethą pervadinti į Kbergach pagal Xhosa ir Southern Co pavadinimą skirtą Bakens upei tekančiai per miestą. Pavadinimo pakeitimas oficialiai paskelbtas 2021 metais vasario 23 dieną, nors nuo 2023 metų naujasis pavadinimas ir toliau buvo prastai vartojamas vietovėje. Tačiau 1994 metais, kai šis įvykis įvyko, šis miestas buvo vadinamas Port Elizabeth ir jame gyveno apie 900 000 žmonių. Jame yra daug puikių paplūdimių, daug turistų, todėl tai itin populiari atostogų vieta. Jis taip pat buvo įvertintas kaip saugiausias Pietų Afrikos miestas ir jis taip pat buvo žinomas kaip draugiškiausias miestas. Tiesiog norėjau įdėti šią informaciją, kadangi aš rodysiu žemėlapius, kur kas kada įvyko, ir jeigu pamatysite Port Elizabeth arba ten tą Kbergach miestą, tai tiesiog žinokit, kad tai tas pats miestas tiesiog turi dabar 2 pavadinimus, taip sakant. Vienas senas, kitas naujas. Kaip sakiau, šis nusikaltimas įvyko 1994 metais, gruodžio 18 dieną. Ir tuo metu Elizabeth buvo 26-27 metai. Kiekvienas straipsnis rašė vis skirtingai, bet aš sakysiu, kad buvo 26. Tai buvo sekmadienis ir Alison praleido dieną su draugais paplūdimyje. Ir vėliau jie nusprendė grįžti atgal į Alison namus, tenais tiesiog pasibūti, pavalgyti picos, pažaisti žaidimų. Ir vakarėliui pasibaigus žmonės ėmė skirstytis ir viena iš tų draugių neturėjo kaip grįžti atgal namo. Todėl paprašė Alison, ar ji galėtų ją nuvežti atgal namo. Ir Alison atsiminė, jog būtent pas tą draugę jinai darė keletą savo skalbinių ir tenais juos paliko. Todėl tai buvo tiesiog puikiai akimirka, ne tik kad palydėti draugę
namo, bet taip pat ir pasimti tuos skalbinius, todėl tai jie ir padarė. Grįžusi, ji pastebėjo, jog jos vieta, kur jinai dažniausiai pasistato mašiną, buvo užimta. Todėl Alison nusprendė tiesiog pavažiuoti šiek tiek toliau ir tai buvo vos daugiau nei keletą žingsnių toliau nei įprasta. Nei įprastai, jai tekdavo iš mašinos išlipus grįžti atgal namo. Tačiau, kai Alison pasistatė mašiną, staiga jai nepažįstamas vyras atidarė duris, prikišo peilį prie gerklės ir grasindamas, jog nužudys, liepė persėsti į keleivės sėdynę. Ir pats jisai atsisėdo į vairuotojo. Vyras pasakė, jog nenori jos nuskriausti ir jog jam tai reikia pasinaudoti jos mašiną valandai ar 2. Ir visos kelionės metu jis mėgino užmegzti keletą trumpų tokių pokalbių. Jis mėgino klausti, koks jos vardas, ar jinai turi vaikiną. Ir jinai pamelavo, jog jos vardas buvo Susan. Ir jog taip jinai turėjo vaikiną, kuris laukia jos grįžtant. Ir jeigu jinai negrįž greičiau negu, už valandos, vaikinas jiems labai nerimauti. Ji taip pat pasiūlė vyrui tiesiog pasimti mašiną, paleisti ją ir pasimti mašiną ir jog jinai tikrai nesikreips į policiją. Tačiau vyras nesutiko ir pasakė, jog jis tiesiog nori kompanijos ir jog jisai dabar važiuoja pasimti savo draugo. Ir taip pat vyras pamelavo, jog jo vardas buvo Clinton. Ir žinoma, Alison visą laiką, jinai buvo išsigandusi, tačiau tai buvo niekas palyginus, kai Clintono draugas įsėdo į mašiną. Nes, kaip ji pati pasakė, kai jiedu per veidrodėlį, susitiko akimis, taip sakant, kaip jinai pasakė, jis turėjo tą tokį gryną blogio išraišką. Ir Alison ėmė galvoti, gal tiksliau suprato, jog tą naktį jinai namo nebegrįš. Abu vyrai nuvežė Alison į nuošalę vietą, netoli Port Elizabeth, į apleistą vietą, kur nebuvo jokių šviesų, nebuvo jokių gatvės žibintų. Tuo metu Alison nežinojo, kur tai yra, tačiau ta vieta vadinama Nordhack. Sustojus, jie liepė ją išlipti iš mašinos ir tada pasakė, jog ketina ją išprievartauti. Ir paklausė, ar ji priešinsis. Ir Alison žinojo, jog nieko negali padaryti prieš, 2 vyrus. Todėl mėgino tiesiog savo padėti ir pasakė, jog nesipriešins, nes galvojo, jog galbūt tiesiog po viso to jie ją paleis. Jie privertė ją nusivilkti drabužius ir vyras, kuris pasakė, jog jo vardas buvo Clintonas, liepė jai atlikti fellatio, oral sex. Tada mėgino lysti prie jos genitalijų ir vėliau, išprievartavo ją. Baigęs, jisai pasikvietė savo bendrininką padaryti tą patį ir tas bendrininkas taip pat išprievartavo Alison ir jisai tai darė smaugdamas jos gerklę visą tą laiką. Ir kiek skaičiau, jinai kelis kartus buvo praradusi sąmonę. Ir dabar šoksiu šiek tiek į priekį, kadangi Alison yra parašiusi knygą apie šią visą situaciją ir aš radau keletą citatų. Ir kai vyko šis visas išprievartavimas, jinai be perstojo galvojo, cituoju, viskas gerai, tegul jie mane išprievartauja, nes aš galiu tai išgyventi. Aš tai žinau, galiu tai įveikti, galėsiu grįžti namo, galiu kreiptis į policiją, galiu pasakyti savo šeimai, mano tėvai mane palaikys. Jis tai daro su tavo kūnu, o ne su tavimi. Jie niekada negalės tavęs paliesti. Dabar iš visko, kiek domėjausi, kiek skaičiau, kiek video žiūrėjau, arba jinai prarado sąmonę ir atsigavo, ir tada vėl tas antras vyras ją ėmė smaugti, kol ji prarado sąmonę. Ar tai vyko viso prievartavimo metu, tačiau kai ją smaugė, jinai apsišlapino. Tačiau tai vienas iš dalykų, kas išgelbėjo jai gyvybę. Kadangi gydytojai paaiškino, kad jei ji to nebūtų padariusi, jos viduriai būtų, sprogę, taip sakant, ir tai būtų sukėlę rimtas mirtinas žarnyno infekcijas. Ir suprasite, kodėl, kai papasakosiu, kas įvyks toliau. Kai jie baigė visą tą dalyką, visą tą aktą, Alison galvojo, jog viskas. Jie tiesiog, paliks mane čionais ir išvažiuos. Tačiau vyrai sumastė, jog nenori taip lengvai jos paleisti. Ir vienas
vyras, kuris pasivadino Clintonu, nusprendė perpjauti jai gerklę, o kitas nusprendė, subadyti jos pilvą, jos vidurius ir apatinę pilvo dalį. Alison gerklė buvo perpjauta 16-17 kartų. Jos pilvas ir dubens sritis buvo subadyta 36-37 kartus. Savo knygoje I Have Life Alison aprašė savo siaubingą patirtį. Gulėjau už automobilio, ant smėlio, ant išdaužyto stiklo. Mačiau tik ranką judančią virš mano veido. Į kairę, į dešinę. Jo judesiai skleidė garsą. Šlapią garsą. Tai buvo garsas, kai mano kūnas buvo apjaustamas. Jis perrėžė man gerklę peiliu. Vėl ir vėl ir vėl. Jausmas buvo toks netikroviškas. Nejaučiau skausmo, bet tai nebuvo sapnas. Tai atsitiko. Vyras man pjaustė gerklę. Ar gal tiksliau vertimas būtų perpjovinėjo man gerklę. Alison tuo metu tiesiog gulėjo ir žiūrėjo į mėnulį. Tuo metu buvo pilnatis. Ir galų gale, kai vyrai baigė ją pjaustyti, žaloti, mėginti nužudyti, Alison turbūt nuo viso to šoko nejautė skausmo, bet jinai visiems buvo sąmoninga, kadangi jinai atsimena, kaip jinai girdėjo, kai vyrų balsai ir žingsniai tolo nuo jos po truputį. Vienas iš vyrų, Alison prisimena, paklausė kito, ar manai, kad ji mirė? Į kurį kitas vyras atsakė, niekas to negalėtų išgyventi. Jie išmetė Alison drabužius per mašinos langą, gan visai netoli nuo pat Alison ir išvažiavo manydami, jog Alison yra mirusi. Ir nuo jos pagrobimo iki šios akimirkos buvo praėjusios 1,5 valandos. Alison pasakojo, jog kai gulėjo, ji vis prarasdavo sąmonę ir atgaudavo. Ir kai atgaudavo sąmonę, ji vis girdėjo kažkokį tai švokštimą. Ir jinai galiausiai suprato, jog tas garsas sklido iš jos perpjautos gerklės. Ir tuo metu ji nežinojo, tačiau jos perpjauta trachėja išgelbėjo ją gyvybę. Tai yra vienas iš kelių stebuklų, ką daktarai pasakė, jog jeigu nebūtų tai įvykę, ji nebūtų išgyvenusi. Jos trachėja iš tikrųjų buvo sutraiškyta ir paprastai žmogus nebūtų galėjęs kvėpuoti, tačiau dėl tų visų pjūvių jai buvo perpjauta taip, jog atsirado anga, dėl kurios ji ir galėjo kvėpuoti. O ir taip pat ji buvo antiek sąmoninga, jog kai vyrai manė, kad Alison yra mirusi, vienas į kitą pradėjo kreiptis tikrais vardais. Ir tai buvo Franz ir Tiens. Ji nenorėjo, jog tai, kas jai nutiko, nutiktų kam nors kitam. Ir jinai iš visų jėgų, kad ir kokia nusilpusi, kad ir kaip buvo jai sunku, jinai ant smėlio užrašė jų abiejų vardus. Ir manydama, jog neišgyvens, po tų vardų ji parašė aš myliu mamą, I love mom. Tačiau po kurio laiko ji nusprendė nepasiduoti. Nežinau, ar Alison suprato tuo metu, kokie gilūs įpjovimai buvo jos kakle ir pilve. Bet jinai atsiminė, jog vyrai išmetė jos rūbus gana netoli nuo jos. Ir jinai pasiėmusi džinsinius marškinius, šiaip netaip atsisėdo ir apsiveržė juos aplink pilvą, kadangi jos vidaus organai beveik kabėjo. Kaip sakiau, jos pagrobėjai nuvežė ją į gana tokią vietą, kur nebuvo jokių šviesų. Tačiau kadangi tą naktį buvo pilnatis, ji galėjo matyti kelią. Taip pat šiek tiek girdėjo pravažiuojančias mašinas. Ir ji suprato, ji žinojo, kad norint išgyventi, jai kažkaip tai reikia pasiekti tą kelią ir galbūt kas nors sustos ir padės jai. Knygoje ji rašė, su kiekvienu judesiu vis labiau pavargau. Tam tikrų momentų išsekusiu griuvau ant smėlio, bet tada atsiminiau mamą ir aš žinojau, kad turiu tęsti. Taigi aš vėl atsitraukiau ir toliau šliaužiau, bet tai užtruko per ilgai. Tada žinojau, kad turiu atsistoti ant kojų. Ir Alison su viena ranka laikėsi už pilvo, laikėsi už tų džinsinių marškinių, kad tie organai visiškai neišgriūtų. Ir kai tik tai ji atsistojo, jos galva nukrito ant nugaros. Ir tada ji suprato, jog jos galva buvo perpjauta nuo ausies iki ausies. Ir kai galva pasviro
nukrito, pasviro, nežinau, jos regėjimas dingo. Su kita laisva ranka ji pasiėmė galvą ir tiesiog atlošė atgal. Ir žingsnis po žingsnio, centimetras po centimetro, ji pamažu ėjo link to kelio, kur girdėjo, kaip mašinos važiavo. Ir laikydamasi už pilvo, laikydama galvą, jinai nežinau, kiek laiko ėjo, bet kaip jinai pati sakė, atrodė kaip amžinybė. Regėjimas vis dingdavo. Daug kartų kritau, bet vėl sugebėjau atsikelti, kol galiausiai pasakiau kelią. Ir tada jį tiesiog nukrito vidury kelio ir daugiau nebegalėjo nei atsistoti, nei ką daugiau padaryti. Jį tiesiog meldėsi, kad kažkas tai atvažiuotų ir išgelbėtų ją. Ir tuo metu buvo 2 valandos ryto. Ir laimiai automobiliai vis dar važinėjo, kadangi, kaip sakiau, Port Elizabeth buvo kaip ir kurortinis miestas ir daugelis žmonių, pagrinde turistai, arba važiavo į miestą, arba važiavo į kitus miestus tuo metu. Arba važiavo į paplūdimį, kadangi tai buvo gan netoli jo. Ir pirmoji mašina sustojo vidury kelio. Ir tada Alison ėmė abejoti, ar tai buvo gera idėja. Jinai galvojo, jog, o kas jeigu tai tie patys vyrai? O kas jeigu jie, ateis, ir pribaigs mane? Tačiau ji buvo pasirengusi rizikuoti. Kol mašina stovėjo, ji šiaip netaip pakėlė ranką ir kaip ir ėmė, mojuoti, tačiau niekas iš mašinos neišlipo. Ji tiesiog pravažiavo pro ją ir tiek. Ir Alison, kaip pati sakė, ji kaip ir suprato, tačiau vis vien gan liūdėjo, nes, 2 valandos ryto visko gali pasitaikyti, galbūt kažkas tai mėgina, apvogti, atseit vaidinti, jog reikia pagalbos ir kai tik tai tu išlipsi iš mašinos, iš karto iš užkrūmų šoks daugiau žmonių ir tave tiesiog apvogs ar galbūt net nužudys ir pasiims tavo mašiną. Ir galbūt dėl to Alison ir suprato, kad, matydami tokį vaizdą, ne kiekvienas norės, padėti, ne kiekvienas galvos, jog tai yra saugu. Ir todėl jinai suprato, kodėl tą pirmoji mašiną ir nuvažiavo. Ir aš nežinau, kaip tai turėjo atrodyti iš mašinos perspektyvos, bet Alison sužalojimai tikrai neturėjo atrodyti kaip kažkoks tai netikras kraujas. Bet. Laimiai, kitas automobilis buvo gan netoli ir kai buvo rašyta, tuo metu jau buvo 2 valandos ir 45 minutės. Tas kitas automobilis, ačiū Dievui, sustojo ir vienas iš žmonių, kadangi ten ta mašina buvo sausakimšė, vienas iš tų žmonių buvo vyras vardu Tian Eilard, kuris taip pat buvo veterinarijos studentas. Tad jisai nusprendė sustoti ir išlipęs, kai pamatė Alison visus sužalojimus, tiesiog instinktyviai ėmė mėginti jai padėti. Ir Alison, jinai negalėjo nei kalbėti dėl gerklės ir jinai tiesiog buvo per silpna. Kaip jisai sakė, ji atrodė išsigandusi, o jos akys buvo pasrūvusios krauju. Ji gan, daug mirkčiojo, mėgindama žiūrėti savo aplinką ir į jį, todėl jisai suprato, kad jinai gyva, tačiau jos sužalojimai buvo itin mirtini. Ir automobilyje su Tianu buvo, žinoma, daugelis kitų žmonių ir vienas iš tų žmonių turėjo telefoną, todėl staigiai iškvietė greitąją pagalbą. Ir ačiū Dievui, kad tuo metu bent kažkas tai turėjo telefoną, kadangi tai buvo 1994 metai. Nebuvo taip kaip dabar. Nedaugelis galėjo sau leisti įsigyti mobilųjį telefoną. Todėl tai buvo dar vienas iš dalykų, kas išgelbėjo Alison gyvybę. Vienas iš stebuklų, kaip daug kur skaičiau. Ir viso to laiko metu, kol jie laukė greitosios pagalbos, Tianas mėgino bendrauti su Alison. Ir jisai taip pat beje pastebėjo, ne tik jos kaklą, bet ir kai pamatė tuos marškinius, tos džinsinius marškinius, jisai gražiai palengva atitraukė ir pamatęs tą visą šokiruojančią sceną, jisai nesupanikavo, nes nenorėjo, jog Alison pamatytų jo veido išraišką, todėl jisai išliko gan ramus ir stengėsi toliau bendrauti, suteikti emocinę ir medicininę
pagalbą, taip sakant, jai, nors ji ir negalėjo bendrauti, kalbėti tiksliau. Ir jisai nežinojo, ar Alison pavyks išgyventi ar ne, tačiau jisai norėjo, jog tie, kas tai jai padarė, būtų sučiupti. Todėl jisai jai pasakė, jog, jinai laikė jo ranką visą tą laiką. Gan taip, stipriai. Bent jau kiek galėjo, turbūt. Ir jisai pasakė jai, aš klausiu tavęs klausimų ir vieną kartą suspausk ranką, jeigu taip, ir 2 kartus, jeigu ne. Ir tokiu būdu jisai sugebėjo sužinoti gana daug informacijos. Gal nebūtinai kas tai padarė, bet kas būtent jai nutiko. Ir turbūt kada, ir galbūt net kaip. Ir tuo metu Alison irgi pagalvojo, jog turi išgyventi. Ne vien tik tai turbūt dėl mamos, bet ir dėl šio vaikino, kuris taip stipriai mėgina jai padėti. Ir to bendravimo visų metu jinai gan ilgai išliko sąmoninga. Kadangi greitoji pagalba, jie tikrai neskubėjo atlikti į įvykio tą visą sceną. Ne įvykio sceną, bet tiesiog neskubėjo atvažiuoti. Greitosios pagalbos tarnyboms prireikė 4 telefono skambučių ir 1 valandos bei 45 minučių, kol jie atvažiavo. Kai jie pagaliau atvažiavo, Alison, taip sakant, atsisakė paleisti Tiono ranką, todėl jis turėjo kartu su ją sėsti į greitosios pagalbos mašiną. Ir kol jie važiavo, jie visiškai neskubėjo. Tionas netgi turėjo jiems pasakyti, ar negalite greičiau važiuoti. Ji miršta ir jie atsisakė. Ir aš nežinau, ar tai buvo todėl, jog jie manė, kad jinai taip ar taip mirs dėl jos tokių sunkių sužalojimų, todėl nėra čia jokios skubos mėginti jai padėti, ar kas negerai su tais greitosios pagalbos vairuotojais buvo. Žodžiu. Po šio įvykio, beje, Tionas nusprendė, jog nenori būti tiesiog veterinaru, jisai nusprendė būti, gydytoju. Tad atvykus į ligoninę, Alison teko pasirašyti tą visą operavimo sutikimo blanką formą ir jinai taip pat parašė pačioje savo mamos numerį ir iš karto buvo nuvežta į operacinę. Dar vienas stebuklas, kodėl Alison išliko gyva, jog tą naktį budintysis daktaras buvo gerklės specialistas, gerklės operacijos specialistas. Ir žinoma, operacija nebuvo lengva, bet buvo sėkminga ir po jos ji buvo iš karto išvežta į intensyviosios terapijos skyrių. Tuo metu vienas iš daktarų, kuris gydė Alison, sakė, jog jos sužalojimai buvo patys žiauriausi, kuriuos jam teko matyti per visus savo 16 darbo metų. Ir tą patį sakė visi kiti daktarai, tą patį sakė seselės ir tiesiog visi, kas matė Alison ir jos tos visus sužalojimus. Nes jie ne tik, kad negalėjo patikėti, kaip Alison vis dar buvo gyva po šitiek laiko, tačiau kas per padaras galėjo tokius sužalojimus padaryti. Tai buvo tiesiog nepriimtina, tai buvo tiesiog pasišlikštėtina. Ir jeigu daktarai ir seselės, kurie mato gan žiaurius dalykus kiekvieną dieną, pasako, jog tai vienas iš žiauriausių dalykų, kuriuos jam teko matyti, tai ką tai gali pasakyti apie šią visą bylą? Apie Alison būklę, apie tos žmonės, apie tos 2, net negaliu pavadinti gyvuliais, tos 2 vyrų šlikštynės, kurie tai padarė jai. Bet, ir kaip daktarai sakė, jos plonųjų žarnų, tos visos kilpos tiesiog gulėjo viena ant kitos, gulėjo ant pilvo. Ir toliau apžiūrėję jos sužalojimus, daktarai manė, jog Alison niekados negalės turėti vaikų. Ir dar pamiršau paminėti, nes pasirašiau taip pat padrikai viską, Tionas iš tikrųjų įstūmė jos tą skydliaukę, trachėją, atgal į jos gerklę. Ir kaip jau bent buvo rašoma, jeigu ta trachėja yra bent šiek tiek perpjauta, tai gali būti mirtina. Ir tai tik tai parodo dar kartą, kokia Alison buvo stipri, kadangi 16-17 įpjovimų gerklėje. Ir kažkaip tai jinai visiems sugebėjo išgyventi. Jos žarnynas buvo plyšęs ir pradurtas keliose vietose.
bet kažkaip tai stebuklingai sugebėjo praleisti visus jos gyvybiškai svarbius organus. Tai va dar vienas iš stebuklų. Ir kai daktarai ėmė operuoti jau visą tą pilvo sritį, jie turėjo išvalyti kiekvieną organą nuo to smėlio ir anglies ir vieną organą po kito turėjo atgal įdėti į jos kūną. Ši operacija truko 3 valandas ir Alison išgyveno. Kaip jau turbūt ir taip suprantate, kadangi aš šiek tiek paspoilinau ateitį. Kol jį miegojo, ar tiksliau, kai jau jį pabudo, ši jos istorija pasklido po visą šalį. Ir žmonės, mėgindami palaikyti ją, siuntė jai visokius laiškus, atvirukus ir gėles. Ir Alison taip pat labai pasisekė, kadangi net ir po operacijos jinai nepatyrė jokių tokių sunkių infekcijų. Bet nepaisant to, jinai visien buvo ant mirties slenksčio. Net nepraėjus 12 valandų po to, kai ji pabudo po tos visos operacijos, jinai sugebėjo atsiminti gana daug detalių apie savo užpuolikus. Ir tai padėjo policijai atlikti tą visą tyrimą. Policija jai parodė keletą nuotraukų su nusikaltėliais ir jinai sugebėjo atpažinti būtent tuos 2 vyrus. Ir netgi ant galo nuotraukos užrašyti jų vardus. Vienas iš jų, ir aš tikrai nesugebėsiu gerai pasakyti jų vardus, bet nesmė. Vienas iš jų buvo Franz du Toit, o kitas Tien Kruger. Jo, Kruger. Ir abudu vyrai buvo gan gerai žinomi policijai, kadangi abudu buvo sulaikyti dėl išžaginimo. Franz buvo areštuotas dėl 2 išžaginimų, o Tien buvo areštuotas dėl 1, tačiau jie buvo paleisti. Ir kol laukia savo to viso teismo, jie vaikščiojo po gatvėmis visiškai laisvi, galėdami ir toliau daryti, ką nori. Žaginti moteris ir tai, ką jie būtent ir padarė su Alison. Kaip? Ir jiems net nereikėjo mokėti jokio užstato. Policijos pasiteisinimas, kodėl Franz buvo paleistas, tai jog pirmą kartą, pirmas išžaginimas, ta pirmoji moteris atėjo į policiją po savaitės po išžaginimo. Ir dėl to nebuvo jokių tikrų įrodymų. Ir taip pat policija pasakė, jog Franz turi pastovų darbą ir pastovų adresą ir dėl to jisai nebėgs ir nemėgins išžaginti daugiau nieko kito. O dėl antrojo, jisai net nebuvo sulaikytas, ar tai buvo sulaikytas ir tiesiog paleistas tą pačią dieną, kadangi tuo metu nebuvo pareigūno, kuris tai ištirtų. No investigating officer. Ir tas antras išžaginimas, Franz, tai buvo padarytas kartu su Tien. Ir kai jie abudu buvo pristatyti į policiją, policija net nežinojo apie pirmą išžaginimą. Žodžiu, apie tas 2 istorijas, apie tos 2 išžaginimus pakalbėsiu šiek tiek plačiau vėliau. Grįžkime prie Alison. Ir Alison, nors ir atpažino 2 vyrus iš nuotraukų, nors ir parašė jų vardus ant kiekvienos nuotraukos teisingai, policija nusprendė, jog reikia daugiau įrodymų. Ir norint, kad baudžiamasis persekiojimas prieš juos būtų stipresnis, jai reikėjo juos atpažinti žodžiu. Po gerklės operacijos. Po tos operacijos jai buvo įdėtas tas toks ventiliacinis vamzdelis, kuris teikia deguonį tiesiai į jos plaučius. Ir daktarai nenorėjo jo išimti taip greitai, kadangi nebuvo praėję pakankamai laiko. Tačiau jie visien pasakė tai Alison. Ir Alison jį pasakė, žinot, jei turim tai padaryti, darykime. Todėl gydytojai jai išėmė ventiliacijos vamzdelį iš gerklės ir jį galėjo pasakyti, mano užpuolikai buvo Franz ir Tien. Alison buvo pagrobta gruodžio 18 dieną, abudu vyrai buvo sulaikyti gruodžio 19 dieną apie 5 valandą vakaro. Jiems buvo pateikti kaltinimai dėl daugybės nusikaltimų, įskaitant pagrobimą, išžaginimą ir pasikėsinimą nužudyti. O žiniasklaida pavadino juos Northook skerdikais privartautojais. Northook Ripper Rapists. Vienas iš policininkų, kuris atėjo sulaikyti Franz ir kuris pasakė, jog jis yra kaltinamas dėl šitų visų dalykų. Franzas iš pradžių buvo sutrikęs ir nesuprato, kodėl jisai yra kaltinamas.
Ir pareigūnas jam tada paaiškino, jog Alison išgyveno šį visą užpuolimą. Ir Francas pasakė, na, gerai, aš kaltas, aš tai padariau, nes, na, jį visiems viską pasakys, kaip kas buvo. Ir taip pat jisai išsitraukė žiedą, kuris buvo kruvinas, ir atidavė jį policininkui, sakydamas, tai priklauso Alison. Jisai taip pat atidavė peilį, kuris buvo naudojamas to antrojo žaginimo metu. Tad Alison buvo iš viso trečia jam. Frans Duteau. Aš šiek tiek dabar pakalbėsiu apie jį ir tada apie kitą vyrą ir toliau tęsim Alison visą istoriją, teismą ir kas įvyko po jo. Frans Duteau gimė 1968 metais Liepos 6 dieną ir užaugo Alivan North mieste, Pietų Afrikoje. Franso tėtis buvo policininkas ir aš dėja nieko nežinau apie Franso motiną. Jisai užaugo gan griežtoje krikščioniškoje, religingoje šeimoje ir kiekvieną sekmadienį eidavo į bažnyčią. Ir vaikystėje, na, nebuvo nieko, ką tėvai pastebėjo jame, kad jame kažkas tai būtų negerai su juo tiksliau. Tačiau, kai tik tai tapo paaugliu, vidurinėje mokykloje jisai susidėjo su netinkamai žmonėmis ir jisai iš karto pasikeitė. Na, tapo blogesnis kaip ir tie visi netinkami jo draugai. Ir jisai ėmė vartoti narkotikus, būdamas vos 13 metų. Taip pat jisai padegė savo mokyklą. Ir kas svarbiausia, kai jisai buvo paklaustas, kodėl tai padarė, jisai kaltino sunkųjį metalą. Jisai kaltino muziką, kurios jisai klausėsi, sakydamas, jog sunkusis metalas, na, privertė, paskatino jį tai padaryti. Total bullshit. Ir žinoma, dėl šio dalyko jisai buvo pašalintas iš mokyklos, o tėvai tada nusprendė persikraustyti į Port Elizabeth miestą, o ten būdamas jisai ėmė domėtis satanizmu. Ir kiek aš skaičiau, bent jau, na, šitokį rabbit hole nulindau, kad Pietų Afrikoje satanizmas nėra kažkas tai neįprasto ir daug kas atseit praktikuoja tą visą satanizmą, tą tikrą atseit velnio garbinimą ir panašiai. Netiki tokiais dalykais, nesvarbu. Ir jog 80-90 tai buvo gan dažnai girdimas dalykas, ypač kriminaliniuose dalykuose. Ir galbūt dėl tokios informacijos man, nebuvo keista sužinoti, kaip jisai užaugo. Kuo jisai patapo ir ką jisai šitoje byloje padarė. Nes tik tai tokie žmonės gali tokius dalykus daryti su kitais žmonėm. Tenais gyvendamas, jisai susipažino su viena mergina, kuri atseit buvo The Head Witch. Tipo kaip pagrindinė ragana. Atseit, vai, kokia aš ragana, pažiūrėkit mane. Bet žodžiu, jinai sakė jam, kad turėjo atgamtinių galių, kad praktikavo ten tuos visus sataniškus ritualus ir kad jeigu kas nors tai kažką tai blogo padarydavo, jinai galėdavo atseit juos ten prakeikti ir ten nelaimės, ten visokias užnešti, palinkėti, nesąmonės kurčią. Ir jiedu ėmė susitikinėti. Ir ši mergina jį pradėjo mokyti šių visų burtų, tamsiosios magijos, ir jie atlikdavo šėtoniškus ritualus, kuriuose pasireikšdavo demonas, ir Franz buvo pasakęs, jog jį netgi 2 kartus buvo apsėdęs velnias, ar tai demonas, ar tai velnias, bet tipo. O ir šio viso dalyko metu Franzui tai yra 14-15 metų. Ir kol jisai atseit su savo tą merginą praktikuoja ten tą visą satanizmą, jo pažymiai, žinoma, nukrito ir tėvai buvo gan susirūpinę. Jie mylėjo Franzą, bet kažkaip nieko per daug su juo nedarė. Diržo negavo, matyt. Ir galų gale, kai jisai neišlaikė net 2 klasių, buvo išmestas iš mokyklos. Dėl viso tokio Franz elgesio ir dėl to, kad jisai iškrito iš mokyklos, tėvai kaltino būtent tą merginą. Ir jie jam liepė su ją nebesusitikinėti. Ir aš nežinau, ar buvo kažkoks tai ginčas ar ne, tačiau nebuvo daugiau nieko sakomo apie jų santykius, tik tai tas, jog Franz daugiau nebesusitikinėjo su ją.
Kažkur tai 18 metų, kai Fransui buvo 18 metų, jisai įstojo į armiją. Tenais jisai praleido 2 metus, tačiau didžiąją laiko dalį jisai praleisdavo kareivinių sulaikymo kamerose, detention barracks, nes tiesioginė prasme negalėjo kontroliuoti savo elgesio. Išėjęs iš armijos, būdamas 20 metų, jisai kažkur tai įsidarbino, nebuvo tiksliai parašyta kur, ir tada susitikė su mergina, labai greitai su ją susitokė ir susilaukė dukters. Tačiau vos po kelių mėnesių gimus dukteriai, jisai paliko tiek dukterį, tiek tą savo žmoną. Ir kaip jisai pats sakė, kodėl, kokia buvo priežastis, tai jog žmona jo nepatenkino seksualiai. Ir aš nemanau, jog jisai kada nors matė daugiau savo dukterį, ar buvo susitikę su ją, ar kažkaip tai kontaktavo, bet manau, jog tai tiesiog ir į gerą. Kai paliko savo žmoną su dukra, jisai išsikraustė į kitą miestą ir ėmė dirbti kaip pristatymo vairuotojų. Tačiau iš ten jisai buvo gan greitai atleistas, kadangi jisai buvo pagautas vogintas. Nežinau, ką vogė tiksliai, bet jį pagavo ir atleistas. Tada Franz nusprendė, jog nori gan greitai ir lengvai užsidirbti pinigų ir nusprendė nelegaliai pardavinėti alkoholį. Ir aš neradau niekur, jog jisai būtų kažkaip tai sučiuptas, tad matyti jam sekėsi šis toks biznis. O 1993 metais Franz vėl susituokė. Jiedu labai greitai susilaukė šį kartą sūnaus ir tuo viso metu Franz vis dar praktikavo tą visą satanizmą ir velnio garbinimą. Ir vienas įdomus dalykas, tikėkit ar ne, bet kai Franco žmona vis dar buvo nešia, jisai atliko kažkokį tai ritualą, prašydamas velnio, jog jo sūnus gimtų tą pačią dieną kaip ir jo gimtadienis. Ir sūnus gimė Liepos 6 per Franco gimtadienį. Ir niekas negali pasakyti, ar tai atsitiktinumas, ar čia iš tikrųjų maždaug turi jisai kažkokių tai ten supernatūralių maždaug galių ir moka susisiekti su velniu ir prašyti ten nesąmonę. Arba jisai paprasčiausiai visiems melavo apie tikrą savo sūnaus gimtadienį. Aš manau, kad trečias dalykas. Bet būtent po sūnaus gimimo ir kaip jisai visiems gyrėsi, jog bet aš padariau ritualą, velnias mane išklausė ir mano sūnus gimė būtent per mano gimtadienį, tai taip kaip ir prašiau. Ir jisai ėmė visiems, bent jau tiems, kas klausėsi jo, girtis, jog jisai turi antgamtinių galių, supernatūralių galių, jog jisai ten va toks va ir anoks, žodžiu. Na ir štai tokia trumpa Franz gyvenimo istorija. Dar vienas kitas dalykas, pamiršau paminėti, jog jisai gan dažnai eidavo pas tėvus prašyti pinigų. Jisai negalėjo išlaikyti nei vieno darbo per daug ilgai ir kai tik tai jam prireikdavo pinigėlių, jisai visą laiką ateidavo pas tėtį. Ir kadangi jo tėvas buvo policininkas, jisai taip pat kreipdavosi į savo tėtį, kai būdavo suimtas ir žinoma, tėtis jį visą laiką išgelbėdavo, ištraukdavo jo šikną iš kalėjimo. Taigi apskritai Francas niekada neturėjo jokios atsakomybės ir būdamas 25 metų jisai susitiko su tokiu pat niekšingu žmogumi. Thien. Ir kaip visą laiką su ilgom istorijom aš turiu jau eiti, tačiau pabaigsiu šią kitą video dalį rytoj, bet jums tai bus po sekundės. And I'm back. Gerai, o dabar pakalbėkime apie Thien Kruger. Ir aš neįsivaizduoju, kaip iš tikrųjų tarti jo vardą. Viename video girdėjau Thien, kitame Thien. Google Translate'as. Thien Kruger. Dar kartą. Thien. Žodžiu, T. Kruger. Ir kai jiedu susitiko, Franz buvo 26 metai, o Thien buvo tik tai 19. Thien Kruger gimė 1975 metais ir nėra tiksliai žinoma nei kurį mėnesį, nei kurią dieną, bet jisai užaugo Port Elizabeth ir jo gyvenimas nebuvo pats geriausias. Thien biologinis tėvas buvo nusikaltėlis ir narkomanas ir kai tik tai
Theon motina susilaukė, ar tiksliau sužinojo, kad laukėsi, tas vyras tiesiog paėmė ir pabėgo, dingo, juos visiškai apleido. Tad nėra žinoma, ar Theon kada nors matė savo biologinį tėvą, ar kada nors su juo buvo susitikęs. Tačiau kol Theon motina dar buvo neščia, jis susirado kitą vyrą, už kurio ištekėjo, tačiau tik ką gimus Theonui, jie išsiskyrė. Kai jam buvo 9 mėnesių, jo mama ištekėjo už kito vyro, tačiau tas žmogus, tas vyras, jisai nebuvo nei geras žmogus, nei geras vyras, nei geras patėvis. Ir kaip keliuose straipsniuose buvo išsireiškiama, tas patėvis muždavo jį juodai mėlynai. Taip pat sklandė gandai, kad patėvis Theoną seksualiai išnaudodavo. Ir visa tai, tas seksualinis išnaudojimas bei mušimas, tęsiasi visą Theon vaikystę. Iš Theon negailestingai tyčiojosi mokykloje, kadangi jisai turėjo 3 spenelį. Tačiau, vėliau tai buvo pašalinta, chirurgiškai buvo pašalinta, bet jisai kentėjo tiek namuose, tiek už namų ribų ir daugelį kartų galvojo savo atimti gyvybę. Ir besijausdamas, jog niekur nepritampa, jisai kelis kartus buvo pabėgęs iš namų. Ir 15 metų galiausiai išvis metė mokyklą. Ir kaip ir Franz, jisai gan jaunas ėmė vartoti narkotikus ir alkoholį. Tačiau kažkuriuo tai metu jisai nusprendė, jog nori įstoti į armiją, į kariuomenę. Ir jam tenais labai patiko, nes kaip jisai pats sakė, cituoju, jis galėjo sprogdinti žmonėms galvas. Ir aš dabar svarstau, tokių jaunų paauglių tikrai nesiųstų į kažkokį tai karą ar kažkur tai, ar tuo labiau neleistų žudyti žmonių. Tad apie kokius galvų sprogdinimus jisai kalbėjo? Gal tiesiog apie pačią discipliną turėjo omeny? Ar tą visą treniruotę, pasiruošimą? Anyway, 18 metų jisai arba pats išėjo, arba jį išmetė. Ir tuo metu, po kariuomenės, jisai susirado merginą, su kuria, kaip jisai sakė, turėjo labai intensyvius seksualinius santykius. Ir jis save laikė ragana ir šėtono garbintoja. Kaip ir Franz pirmoji mergina, taip ir ši išmokino Theon visokių ten burtų, apeigų ritualų, ten visą kitą kartu garbino velnę, šėtoną, demonus. Tačiau po kurio laiko jinai jį paliko. Tad kaip ir sakiau, Pietų Afrikoje, jeigu ne visur, tas visas satanizmas buvo išties gan populiarus. 1994 metais, birželio mėnesį, Franz ir Theon susipažino ir gana greitai susibendravo. Tapo BFF, Best Friend Forever. Kadangi jie abudu turėjo labai daug bendro. Jie metė mokyklą, gana jauni būdami, jie įstojo į armiją, taip pat gana būdami jauni. Vartojo narkotikus, alkoholį, turėjo panas, kurios save skaitė raganomis ir garbino šėtoną. Abudu mėgo praktikuoti satanizmą ir tiesiog dalyjosi savo bėdomis ir nelaimėmis. Nepasakyčiau, jog Francas turėjo kažkokį tai prastą gyvenimą, kadangi jo tėtis jį visą laiką ištraukdavo iš bet kokių situacijų. Tačiau Theon, jisai kaip ir jau pasakiau, turėjo gan prastą gyvenimą. Turėjo gana daug traumų. Francas taip pat pasakė, jog 2 kartus jį buvo apsėdęs velnias, demonas ir Theon juo patikėjo, kaip ir patikėjo, jog Francas turi antgamtinių galių. Ir žinoma, Francas buvo dominuojanti asmenybė šioje draugystėje. Ir ne vien dėl to, jog Francas melavo apie šitos visus dalykus, bet vien dėl to, kad tarp jų yra 7 metai skirtumas. 26 ir 19 metų. Ir Francas tiesiog turėjo daugiau tos patirties, daugiau charizmos, sakyčiau, tokio, naglo charizmo. Tiesiog Francas buvo daug labiau manipuliuojantis, o Theon buvo naivesnis žmogus. Ir Francas tiesiog paėmė Theon po savo sparneliu. Ir aš nenoriu teisinti Theon, vien dėl to, jog jisai turėjo prastą pradžią savo gyvenime, nereiškia, jog jisai turėjo teisę padaryti tai, ką jiedu ir padarė. Tačiau tiesiog noriu pabrėžti, kuris vis dėlto buvo
lyderis šioje grupėje. Theon matė Fransą kaip vyresnį brolį, kaip vos net tėvišką figūrą. Ir Theon, būdamas vienišas, dėl visų savo turbūt patirtų traumų ir šiaip galbūt jisai nelabai mokėjo bendrauti su žmonėmis, jisai tiesiog darė viską, ką Fransas jam pasakydavo. Ir aš vėlgi nesakau, kad Theon reikia gailėti. Jisai visiems buvo 19 metų ir turėjo suprasti, jog tai, ką Fransas jam liepdavo daryti, tai nėra tiesiog moraliai gerai ir kad vis dėlto tie visi dalykai buvo tiesiog nusikaltimas, žiaurus nusikaltimas. Ir netrukus po to viso susibendravimo jiedu pradėjo naktinius pasivaikščiojimus kapinėse, kalbėdavo apie ten tuos visus šėtonus, satanizmus ir visa kita. Fransas taip pat sakė, jog mintimis gali judinti daiktus. Tačiau tai niekada, žinoma, nebuvo įrodyta, nes nesąmonė. Ir aš nemanau, jog Theon kada nors prašė Franso įrodyti, jis tiesiog tikėjo viskuom, ką Fransas sakė. Taip pat Fransas sakė, jog turi dar vieną ypatingą galią. Kaip čia išsireikšti nesusijuokus. Aš tiesiog paskaitysiu. Jo galia buvo ta, jog jis buvo labai patrauklus moterims. Ir kad jį yra apsėdęs demonas, kuris sukelia jam nepasotinamą apetitą seksui. Ir jam sekso reikėjo 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Dėl visų šių apsėdimų ir atseit galių turėjimo, Fransas manė, jog jisai turi teisę tai gauti kada nori, kur nori ir su kuo nori. Ir Theon visą laiką su juo sutikdavo, sakydamas, kad taip, tu esi toks fainas, šaunus ir galingas, kad taip, tu turi teisę tai gauti kada ir kiek nori. Ir praėjus vos keliems mėnesiams, jiedu ėmė kalbėti apie moterų išprievartavimą. Ir 1994 metais Fransas užpuolė moterį, apie kurią jau minėjau prieš tai, tik tai, kad šį kartą jisai tai padarė vienas, be Theon. Dabar, žinant šiek tiek daugiau apie Frans ir jo paties asmenybę, aš galvoju, jog tai nebuvo pirmasis kartas, kai jisai užpuolė ir išprievartavo moterį, tačiau tai buvo pirmasis kartas, kai Fransas buvo, apskųstas policijai. Nebent jisai buvo apskųstas policijai, tačiau kadangi tėtis policininkas jį tiesiog, išgelbėjo, ištraukė, užglostė visą tą situaciją. Vieną vakarą 20 metų studentė sėdėjo savo automobilyje priešais piceriją. Ir štai tada Fransas priėjo prie automobilio su ginklu ir grasindamas merginai įsėdo į mašiną ir nuvažiavo į nuošalę atokesnę vietą, kur ją tenais išprievartavo. Ir žinoma, po šio visiškai siaubingo įvykio moteris buvo ištikta isterijos, jai tiesiog buvo šokas. Ir galbūt dėl to, ar galbūt dėl kažkokių tai kitų šlikščių priežasčių, tačiau Fransas nusprendė nuvežti šią merginą į restoraną, nupirkti jai vakarienę ir netgi padovanojo vieną rožę. Ir aš negaliu tiesiog patikėti, net jis išprievartavo merginą, tada nuvežė į restoraną ir privertė ją su juo vakarieniauti. Tai tiesiog yra nežmoniškai iškreipta ir liguista. Galbūt tas visas jo, oi, demonas yra mane apsėdęs, ten tas seksualinis demonas, štai kodėl moteris negali nuo manęs atsikabinti, buvo tiesiog tai, jog jisai grasindavo moterims su juo būti. Ir kažkaip tai savo galvoje jisai matė, jog va dėl to moteris negali nuo manęs atsikabinti. Laikydamas ginklą joms prie galvos. O, pažiūrėkite ją, jinai tikrai mane myli. Tiesiog prisifantazavo, jog visos moteris jo nori, nors iš tikrųjų visos paprasčiausiai bijojo jo. Karočią, nesveikas. Ir žodžiu, po visos tos vakarienės Fransas nusivežė ją į kitą vietą. Vėl ją išprievartavo, tačiau šį kartą to viso prievartavimo metu jisai liepė jai sakyti, jog ji myli jį. Ir po šio užpuolimo jisai paliko ją mieste ir pasakė jai, tu esi nuostabus žmogus, tikiuosi, kad kada nors galėsiu tau atsilyginti, ir tada jisai išvažiavo su jos mašina. Ta moteris, ta studentė, kreipėsi į policiją ir taip, nors Fransas ir sakė nesikreipti, jisai grasino nesikreipti į policiją, tačiau turbūt jinai
sutelkė visą savo drąsą ir po savaitės nuėjus į policiją pasakė, jog toks ir toks žmogus mane išprievartavo tada ir tenais ir tenais. Ir Francas buvo suimtas, sulaikytas, tačiau kadangi nebuvo jokių medicininių įrodymų, jisai buvo paleistas. Ir aš dar galvoju, kad galbūt jisai paskambino savo tėveliu ar tiesiog paprašė savo tėveliu jį kažkaip tai užtarti, padėti. Ir aš galvoju dabar, galbūt tiesiog Port Elizabeth arba visos turbūt Afrikos policija nuolaidos, jiems nelabai rūpėjo tos visos bylos susijusios su moterų išprievartavimu ir dėl to jie tiek mažai kreipė dėmesį ir dėl to tiek Franz, tiek Theon buvo paleistas, nors ir buvo atėjusios keletą moterų, kurios sakė, kad šie du žmonės jau ne pirmą kartą išprievartavo moteris. Po šio įvykio praėjo keli mėnesiai ir dabar 1994 metai, gruodžio 4 diena. Šį kartą Francas ir Theon nusprendė surasti moterį ir ją išprievartauti kartu. Ir jie surado 21 metų moterį, kuri buvo 3 mėnesį nėščia. Ir paprasčiausiai vaikščiojo vieną vakare. Jie nukreipė ginklą ją į pilvą ir privertė nueiti į nuošalį vietą, kuri buvo apsupta krūmų. Ir tada Theon buvo pirmasis, kuris išprievartavo ją, o Francas iš pradžių pasakė jai padaryti ant jo fellatio. Bet kadangi moteris žiaukčiojo, tai Francui nepatiko ir jisai ją išprievartavo. Franz ir Theon su ją elgėsi gana šiurkščiai. Ir moteris, kadangi buvo nėščia, ji labai bijojo, jog tai gali pakenkti jos kūdikiui. Ir viso to metu jinai maldavo sustoti, ar bent jau nebūti šiurkščiais, tačiau jiems tai visiškai nerūpėjo. Ir kai visa tai baigėsi, kai jie ten visą tai pabaigė, jie stovėjo priešais ją ir kalbėjo, ar reikėtų ją nužudyti, ar gal tiesiog paleisti. Net negaliu įsivaizduoti, kokios baimės ji buvo apimta tuo metu, kai ją ne tik išprievartavo, bet tie prievartautojai stovėjo priešais ją ir kalbėjo, ar nužudyti ją, ar nenužudyti. Bet galiausiai Franz ir Theon nusprendė paleisti moterį, žinoma, pagrasindami jai neiti ir nesikreipti į policiją. Tačiau moteris, ar tai tą pačią naktį, ar kitą dieną, ji nuėjo į policiją ir pasakė, kas jai įvyko. Abudu buvo suimti ir nuvežti į policiją, į nuovadą, juos ten apklausė ir be jokio užstato juos paleido. Bet jie turėjo teismo posėdį sausio 5 dieną. Tai mėnesis po šios nešios moters išprievartavimo. Tad visą mėnesį jie tiesiog buvo laisvi. Dar skaičiau, jog policija nežinojo apie Franco tą pirmą studentės išprievartavimą. Ir aš nemanau, jog net jeigu ir būtų jie žinoję, kad tai ne pirmas kartas, kai kažkas tai jį apskundžia, jog būtų kažką tai padarę dėl to. Ir žinant tiesiog žmonijos istoriją, niekam niekados nerūpėdavo moterų išprievartavimai. Tačiau ačiū Dievui, laikai keičiasi ir tokios padugnės pagaliau gauna tai, ko nusipelnė. Niekas neturi teisės išsisukti nuo tokio nusikaltimo. Ar apskritai galvoti, jog tai daryti su kitu žmogumi yra normalu. Ar kad iš vis galima. Ta prasme, net neturėtų kilti tokia mintis. Žodžiu, grįžkime dabar prie Alison. Kitą rytą po išprievartavimo buvo manoma, sakoma, rašoma, ar galbūt net patys pasisakė per tą visą policijos interviu. Jo kitą rytą jie pusryčiavo kartu, Francas ir Theon, ir jog ant stalo gulėjo peilis, kuris buvo panaudotas, norint sužaloti Alison. Nenorint, o peilis, kuris, buvo naudojamas sužaloti Alison. Yeah. Bet, žodžiu, tai tik tai parodo, jog jie visiškai neturi jokių jausmų, jokio gailesčio. Ir nėra žinoma, apie ką jie kalbėjo tą rytą, bet tiesiog, jog jie net nebuvo išsigandę dėl to, ką padarė ir paprasčiausiai kaip normalūs žmonės sėdėjo ir pusryčiavo. Tai daug ką parodo apie jų pačių mąstymą. Tačiau, kadangi Alison išliko gyva ir jinai davė šitiek daug parodymų, jie buvo
pagaliau suimti. Ir gruodžio 29 dieną Franz ir Theon stojo prieš magistrato teismą ir jiems buvo įsakyta atlikti 30 dienų psichiatrinį patikrinimą. Ir per tą laiką jie buvo laikomi Pollsmoor kalėjime. Ir jie du pasakė, jog jie ketina prisipažinti kaltais, tačiau policija ir toliau tęsė tą visą tyrimą. Jie paėmė jų abiejų DNR, nuvyko apžiūrėti tos nusikaltimo vietos, nes apdruk jie persigalvos ir sakys, jog ne, tai nebuvome mes. Jiems paprasčiausiai reikėjo turėti kuo daugiau įrodymų, tiesiog dėl viso pikto. Ir pagaliau policija bent jau kažką tai logiškai ėmė daryti, bent jau su šita viena byla. Alison turėjo atlikti daug įvairių operacijų visien. Ir nors jinai buvo išrašyta prieš naujosius metus, jai tekdavo kiekvieną dieną grįžti į ligoninę ir tvarkyti visas tas žaizdas. Ir didžiausi sužalojimai buvo pilvo srityje, dėl to jai tekdavo eiti kiekvieną dieną į ligoninę, kad jai nukrapštytų tas žaizdas, jog jos galėtų kaip ir nukraujuoti, kad gamintų naujas ląsteles. Tai buvo rašoma, aš nieko nenusimanau apie tai. Ir jai taip pat teko pasidaryti kažkokias tai plastinės operacijas, tiksliai nebuvo parašyta kokios, tačiau jinai iki šiol gyvena skausme ir turi tam tikrų medicininių komplikacijų, bet kaip jinai pati pasakė, aš esu gyva ir tai yra svarbiausia. Kovo 23 diena Franz ir Theon turėjo ikiteisminį posėdį. Jiems buvo pateikti 8 kaltinimai, keli kaltinimai dėl pagrobimo, užpuolimo ir išžaginimo. Jiems taip pat buvo pareikšti kaltinimai dėl vieno pasikėsinimo nužudyti ir apiplėšimo. Ir jie du prisipažino kaltais dėl visų šių 8 kaltinimų. Bet Franzas neprisipažino dėl pirmojo išžaginimo, tos studentės išžaginimo, kadangi niekas policija tiksliau neturėjo jokių daiktiškų medicininių įrodymų ir jisai galvojo, jog gali iš to išsisukti. Tačiau koks skirtumas, aš nesuprantu kodėl, tiesiog prisipažink viską, ką padarai, nes tu vis vien sėdėsi kalėjime ilgą laiką. Nebent jisai galvoja, kad čia tipo gausiu 10 metų ir paskui išeisiu iš kalėjimo ir galėsiu tęsti savo prievartavimus toliau. Ruošdamasi teismo procesui, Alison apsilankė pas klinikinį psichologą, kuris įvertino jos emocinę būseną. Ir dalis to, ką psichologija patvirtino dokumentais, buvo tai, jog Alison neišreiškė tipiškų iš prievartavimo išgyvenusių aukų jausmų, tokių kaip baimė, pyktis, gėda ir bejėgiškumas. Po užpuolimo ji atrodė gan rami. Tokia susitelkusi, rami. Ir galbūt tai buvo todėl, jog jinai turėjo tokį užkietėjusi tokį asmenybės, tokį charakterį, kaip buvo rašoma, kaip jinai buvo apibūdinama. Ir iš tiesų sunku klasifikuoti, kaip žmogus turėtų elgtis, ar atrodyti, ar mąstyti po tokio siaubingo įvykio, nes kiekvienas žmogus reaguoja į visą tai savaip. Ir kaip aš skaičiau, kaip aš girdėjau, yra 3 skirtingi tipai. Tai yra išreikštas atsakas, kontroliuojamas atsakas ir šokiruotas atsakas. Tas išreikštas arba išsireiškimo atsakas, tai kai tu jautiesi isteriškai, labai susijaudinusiai dėl to viso išpuolimo. Kontroliuojamas, kai nerodai jokių jausmų arba rodai tik tai minimalius jausmus. Ir šokiruotas atsakas, kai esi suglumęs, buvo vartojama žodis dezorientacija, nemoku aš kalbėti lietuviškai. Tai yra, kai ne visiškai prisimeni visas detalės arba maišai tam tikras detalės. Tiesiog esi šoko būsenoje vis dar. Ir Alison psichologai pasakė, jog jinai rodė šokiruotą atsaką, nors bent jau kaip aš prieš tai sakiau, jinai buvo rami, susikaupusi ir tiesiog norėjo nubausti tuos vyrus, jinai žinojo kiekvieną detalę, kas buvo, atsiminė viską nuo pat pradžių iki pabaigos, taip galima sakyti. Tad manau, jog turėjo būti vis dėlto tas
kontroliuotas atsakas, o ne tas šokiruotas. Nu, bet ką aš žinau, taigi ne psichologija, whatever. Dabar tuo metu, kai vyko šita byla, Pietų Afrikoje buvo įstatymas, pagal kurį auka turėjo uždėti ranką ant nusikaltėlio arba užpuoliko peties ir padaryti nuotrauką, kad įrodytų, jog auka rodo į tą nusikaltėlį. Ir man tiesiog protų nesuvokima, kaip galima reikalauti aukos liesti Ir apskritai, Alison daugybę kartų parašė, jog tie du žmonės, Franz ir Theon, yra tie būtent žmonės, kurie tai padarė jai. Ta visa, išprievartavimą ir ta žodžio. Pirmas dalykas, tai parašė vardus ant smėlio, antras dalykas, tai atpažino nuotraukas, trečias dalykas, parašė vardus ant galo nuotraukos ar ten ant pačios nuotraukos. Ketvirtas dalykas, išėmus tą vamsdelį iš gerklės, jinai verbaliai garsiai pasakė jų vardus. Tai kam dar taip kankint Alison ir liep tokį dalyką daryti? Bet laimė jie sugalvojo, sumąstė, kaip kitaip Alison gali juos identifikuoti. Atseit, ji turėjo juos atpažinti per vienpusį stiklą ir dabar Pietų Afrikoje tai yra įprasta praktika. Įdomus dar vienas faktas. Sorry, kad aš tiek daug žodžiu su plaukais, bet man tiesiog karšta pasidaro ir turiu. Ir šiaip nepatinka, kaip plaukai prie kaklo liečias. Tad, aš dažnai liečiu savo plaukus, sorry. Pirmąją teismo dieną Franz ir Theon advokatas, vyras vardu Henry Lermas, iš tikrųjų pasakė, kad jis nebegali atstovauti vyrams, remdamasis etinėmis priežastimis. Ir aš puikiai suprantu šį vyrą, nes kas norėtų atstovauti šiuos du šlykštynės. Deja, negirdėjau ir neskaičiau niekur kitur, kas vis dėlto nusprendė būti jų advokatais. Vis ten kažkasgi turėjo, kaip ir. Taigi 1905 metai, birželio 12 diena, kai prasidėjo jau pagrindinis visas teismas. Ir pirmoji liudytoja buvo ta 20-metė studentė. Ir Franz buvo nuteistas už 2 jos žaginimus, 1 nepadorų užpuolimą ir 1 pagrobimą. Antrą teismo dieną šį kartą buvo teisimas Franz ir Theon už 21 metų tos nešios moters išprievartavimą ir taip, jie buvo irgi dėl to nuteisti. Trečią teismo dieną atėjo laikas Alison duoti savo parodymus. Per teismo procesą taip pat buvo apklaustas Theonas, tas vaikinas, kuris padėjo išlipęs iš mašinos ir buvo su Alison iki pat tada, kai jie nuvyko į ligoninę. Tad jisai taip pat davė parodymus. Taip pat buvo 4 moteris, kuri davė parodymus, sakydama, jog dieną prieš Alison išprievartavimą jinai vos netapo Franz ir Theon auka. Ji pasakė, kad kol ieškojo važiuodama kur prisiparkuoti, ji pamatė 2 vyrus stebinčius ją. Ir kai jinai rado, kur sustoti, abu 2 vyrai prišoko prie mašinos ir mėgino atidaryti dureles. Tačiau ačiū Dievui, jinai buvo užsirokinus. Ir kadangi ji negalėjo, atidaryti tų durų, paprasčiausiai nuėjo šalin. Tačiau moteris sugebėjo atpažinti juos vis dėlto. Theon nieko nesakė, jisai tiesiog prisipažino kaltu dėl visko, net nemėgino teisintis. Nes, yra visi tiesiog įrodymai prieš jį, tad kam mėginti meluoti ir susukti. Tačiau Franz liudijo teisme ir pasakė, jog jisai yra satanistas. Ir jisai taip pat pasakė, jog jį yra apsėdęs demonas vardu Inkubus, kuris liepia jam išprievartauti ir žudyti moteris. Ir atrodo, jog jisai tiesiog mėgino nusimesti kaltę nuo savęs. Ar galbūt tiesiog apsimesti, jog yra nesveikas. Kai jisai buvo laikomas, kai jisai buvo sulaikytas belaukiantis teismo, jisai atseit paprašė pareigūnų, kad iškviestų jam kunigą, kuris duotų jam egzorcizmą. Ir pareigūnai sutiko, atvedė ten tą kunigą, davė ten tą visą egzorcizmą ir
Ir pasak vieno iš ten buvusių pareigūnų, jis nuolat minėjo 2 demonus. Vienas buvo vardu Inkubus, o kitas vardu Sukubus. Ir atseit to pareigūno Franz maišydavo demonų vardus. Šitiek metų atseit praktikuoji ten tą visą satanizmą, bet negali atsiminti savo demonų vardų. Ir žinoma, žiniasklaida rijo šią visą informaciją, kad atseit vienas žudiko satanistas, ten jį apsėdęs demonas, vai, bla, bla, bla. Žodžiu, visas dėmesys vos nebuvo būtent į Franzą, o ne į tai, ką Alison teko patirti. Taip pat, kai Franz davė savo ten tuos visus liudijimus, parodymus, žodžiu, kai jisai kalbėjo teisme, jisai kažkodėl tai sumenkino ten to Theodor, dalyvavimą kiekviename tam išprievartavime. Jisai pasakė, kad kai įlipo į mašiną, Theon net nežinojo, kad ketins išprievartauti Alison, jisai atseit manė, jog tai buvo Franz draugė, kad jisai gana buvo nustebęs, kai Franz ėmė smaugti Alison. Nors kaip jau, jeigu atsimenate, sakiau, jog būtent Theon smaugė Alison ir jinai tada, prarado sąmonę. Ar tai vieną, ar tai kelis kartus. Galbūt jisai taip norėjo ginti Theon, kad negautų, didelės bausmės ir tiesiog galbūt jisai norėjo prisimti visą atsakomybę savo. Nežinau, kodėl jisai tai darė, o galbūt tiesiog jisai norėjo, parodyti prieš žiniasklaidą, kad čia viską aš suplanavau, kad čia visa tai buvo mano idėja ir duokite man dėmesį, čia tik tai jisai tiesiog, nežiūrėkite, jis nesvarbus. Pasibaigus visam teismo procesui, Franzas taip pat mėgino atsiprašyti. Ir sakau mėgino, kadangi jisai pasakė, I don't know how ever be able to forgive myself again. Aš nežinau, kaip aš galėsiu savo kada nors atleisti. Tad jisai ne tai, kad mėgino atsiprašyti Alison ar tų kitų 2 moterų, jisai atseit nežino, kaip kada nors galės savo atleisti. Už ką? Už tai, kad buvo sučiuptas? Ir po to teismo pabaigos abu vyrai buvo pripažinti kaltais dėl visų 8 kaltinimų, o Franzas dar buvo pripažintas kaltu dėl papildomų 4 kaltinimų. Čia dėl to studentės. Ir dabar vienas iš tokių įdomių dalykų. Pietų Afrika panaikino mirties bausmę 1995 metais, birželio 6 dieną. Franz ir Theon buvo nuteisti 1995 metais rugpjūčio 7 dieną. Tai praėjo 2 mėnesiai. Jeigu jie būtų nuteisti prieš tą mirties panaikinimą, tai jie būtų gavę mirties bausmę. Tačiau Franz gavo, ar tiksliau buvo nuteistas 3 teismo gyvenimo bausmėmis. Žodžiu, jisai buvo nuteistas kalėti 3 kartus iki gyvenimo galo. Theon buvo nuteistas kalėti iki gyvos galvos 1 kartą ir plus 25 metus be lygtinio paleidimo. Tai iki gyvenimo galo dėl Alison, o 25 metai dėl nešios moters išprievartavimo. Ir Franzas laikomas Grootvale kalėjime, o Theon laikomas Pretorija centrinėme kalėjime, Max skyriuje. 2011 metais birželio mėnesį Pietų Afrikoje įsigaliojo teisės aktai, pagal kuriuos visi, kurie buvo nuteisti kalėti iki gyvos galvos ir iki to laiko jau buvo atlikę 13 metų ir 4 mėnesius, gali būti apdovanoti lygtiniu paleidimu. Ir žinoma, tiek Alison, tiek tiesiog visa visuomenė mėgino priešintis tam, būtent, kad Franz ir Theon turėtų tą leidimą gauti tą lygtinį paleidimą. Ir 2015 metais spalį buvo nuspręsta, kad jie nebus lygtinai paleisti, tačiau jie turės galimybę prašyti būti lygtinai paleistais kas 2 metus. Dabar. 2023 metais Liepos 4 dieną pora, atlikusi tik 28 metus, buvo lygtinai paleisti. Departamentas teigia, kad Franz du Toit ir Theon Kruger tikimasi, kad laikysis konkrečių lygtinio paleidimo sąlygų ir bus prižiūrimi visą likusį natūralų savo gyvenimą.
Lygtinis paleidimas vyko nepaisant Alison prašymų, kad vyrai liktų kalėjime ir jos baimės, kad jie gali atkeršyti jai, kai jie bus paleisti. Tad taip, mano mėlyjeji žiūrovai, jie abudu dabar šiuo metu yra laisvi. Na ir žinoma, aš kaip visą laiką mėgstu pasidomėti ne vien tik tai apie pačią bylą, bet tiesiog kas yra susijęs su nusikaltėliais ir aukomis. Tad vienas įdomus dalykas, jog tuo metu, kai Francas kalėjo, jisai per Facebooką susirašinėjo su moterimi iš Amerikos vardu Sabrina. Ir buvo rašoma, jog tos Sabrinos mama, Sabrina yra suaugusi moteris, jinai turi vaiką, sūnų, nebuvo parašyta kiek metų, nebuvo parašyta kiek jai metų, neradau jokių nuotraukų. Bet tiesiog buvo rašoma, jog Sabrinos motina, jinai labai bijojo, labai nenorėjo, jog jinai susirašinėtų su šiuo nusikaltėliu ir netgi mėgino susisiekti su Alison Botha. Ar tai net susisiekė, kad galbūt Alison galėtų kažkaip tai padėti. Ir nors pati Sabrinos motina susisiekė su kalėjimu, sakydama, kad šis žmogus turi Facebooką, turi telefoną ir su mano dukra susirašinėja, pareigūnai tikino ją, kad niekas negali turėti interneto prieigos, nebent ten tose edukacinėse kambariuose, edukacinio mokymo kambariuose. Tačiau, žinoma, jeigu kada nors domėjotės kokiais nors dokumentiniais filmais apie kalėjimus, yra būdų, turi kalėjimuose žmonės tuos telefonus ir narkotikus ir ko tik tai nori. Ir Sabrina kartą ketino skristi į ten tą Pietų Afriką, bet jo sūnus sukėlė tokį triukšmą, kad jį atšaukė skrydį. Bent jau nepaliko sūnaus ir bent jau kreipė dėmesį į sūnų, o ne į jį. Bent jau šiek tiek turi smegenų moteris. Galiausiai Sabrina nutraukė santykius ir pasakė, kad bijo dėl savo gyvybės. Ji taip pat tvirtino, kad Francas dalyvavo nusikalstamoje veikloje, net būdamas kalėjime. Tad gauti telefoną jam turbūt iš vis buvo greitai. Ir dabar žinant, jog Francas yra paleistas, aš nemanau, jog Sabrinai reikėtų per daug rūpintis, kadangi dėl Franco lygtinio paleidimo jisai neturi teisės išvykti iš šalies. Dar kitas dalykas apie Francą, jo tėvas, tas policininkas, jisai atėmė savo gyvybę, nes negalėjo susidoroti su gėda dėl to, ką jo sūnus padarė Alison. Ir tiek informacijos ir te žinau. Ir gana gaila, nes iš visko, ką man teko skaityti, tas tėvas visą laiką mėgindavo padėti sūnui. Ar finansiškai, ar ištraukti jį ten iš bėdos, kai jisai patekdavo į areštinę. Tiesiog atrodo, jog jisai buvo geras žmogus, bet tiesiog nežinojo, kaip auklėti savo sūnų ir paprasčiausiai su metais jau buvo per vėlu kažkaip tai mėginti auklėti Francą. Bet jo. Grįžtant prie Alison, po šio viso įvykio jinai išsikėlė savo misiją papasakoti apie savo istoriją ir kad visas pasaulis, taip sakant, tai išgirstų, ir jinai tapo motyvuojančią kalbėtoją, pranešėją. Ir kaip sakiau, jinai išleido knygą, kurioje papasakojo detaliai apie visą tą vakarą, tą naktį. Taip pat yra išleistas filmas. Aš dėja nežiūrėjau, bet kiek skaičiau komentarus, tai žmonės sakė, jog buvo labai labai sunku žiūrėti. Ir galbūt aš ateityje pamėginsiu kažkada, bet tiesiog skaitant šią istoriją man buvo gana. Alison taip pat laimėjo Rotary ir Paul Harriso apdovanojimą už drąsą 1995 metais. Už tai, kad tapo pirmąją Pietų Afrikos moterimi viešai prabilusią apie išprievartavimo patirtį. Tais pačiais metais ji taip pat gavo moteriško žurnalo Courage Woman apdovanojimą ir buvo paskelbta Port Elizabeth metų pilietė. Ir tai turbūt vienintelis geras, pozityvus dalykas, kuris atėjo iš šio viso įvykio, kadangi visame pasaulyje ir turbūt ypač Afrikoje ar Pietų Afrikoje moterų išprievartavimai, kaip sakiau, į juos nebuvo labai smarkiai reaguojama. Ir Alison, kuri stipriai laikėsi savo pozicijos ir norėjo, kad tie du vyrai gautų tai, ko nusipelno,
parodė visoms moterims, jog jos neturėtų bijoti taip pat pasisakyti, jeigu kažkas tai va tokio panašaus jom buvo nutikę, ar yra nutikę, ar kada nors gyvenime, jeigu ir nutiktų. Nes apie tai reikia šnekėti ir informuoti publiką taip pat, jog tokie dalykai egzistuoja ir tebe egzistuoja ir kad su jais reikia kovoti. Ir taip pat neleisti užpuolikams išsisukti nuo baudžiamosios atsakomybės, kad juos reikia nuteisti, juos reikia pasodinti. Kai kuriais atvejais gal ir daugiau kai ką padaryti. Kalbant apie nusikaltėlius, grįžkime prie Franz. Nes jisai norėjo tapti dokumentinio filmo dalimi ir duoti interviu. Tai čia tas filmas turbūt. Francas taip pat turėjo reikalavimų sąrašą. Jisai norėjo pasirašyto Alison atsiprašymo laiško, gauti pelno iš Alison knygų pardavimo ir motyvuojančių kalbų, kurias jinai darė skraidant, keliaujant po visą pasaulį. Ir jis norėjo gauti dalį visų tų pinigų, nes tikėjo, kad tai, ką jis padarė Alison, buvo vienintelio jos sėkmės istorijos priežastis. Ale, kokia tu padugnė? Tai žulumo viršūnė net neįsivaizduoju. Jis rimtai nesveikas. Ir nei vienas iš šių jo reikalavimų nebuvo patenkintas. Bent tiek gerai. Nes, nesąmonė čia būtų buvo. Pakalbėkime apie kažką tai gražesnio. Vėl grįžtam prie Alison. 1997 metais jį ištekėjo iš vyro vardu Thierry Botta. Mes su Thierry buvome pažįstami daug metų, bet, nelabai gerai. Mes vėl susitikome draugo namuose praėjus maždaug metams po mano to viso atvejo. Ir tuo metu jis taip pat sirgo stiprią depresiją dėl neišspręstos vaikystės traumos, o aš bandžiau kovoti su savo depresija. Manau, kad mūsų abipusė neviltis buvo pagrindas mūsų draugystei gilėti, kai padėjome vienas kitam išeiti iš tamsos. Nebuvo jokio konkretaus įvykio ar momento, kai žinau, kad jis yra tas. Mums buvo tiesiog natūraliausia diskutuoti apie ateitį, žinant, kad likusį gyvenimą praleisime kartu. O po 5 metų, 2003 metais, ji pagimdė savo pirmąjį vaiką, sūnų vardu Daniel, o tada 2006 metais ji pagimdė antrą vaiką, sūnų vardu Matthew. Ir jeigu atsimenate, sakiau, jog daktarai manė, kad jinai negalės niekados pagimdyti ar išnešioti vaiką, bet taram, 2 vaikai. 2 vaikai, ne 4. Ir atsimenate tą vyrą Tien, kuris sustojo padėti Alison. Jisai iš tikrųjų tapo ginekologu ir buvo gydytojų, pagalbininkų gydytojų ten, kuris priėmė antrąjį Alison sūnų. Ir štai tokia Alison Botta istorija. Aš daugiau nieko neradau apie Franz ir Thien. Jie nesiskelbė niekur ir gerai. Mačiau vieną tą Franz interviu, bet tiksliai nežinau, kada jisai buvo padarytas. Tikrai neatrodo video, kad būtų padarytas 2023 metais. Džiaugiuosi, jog Alison išgyveno. Ir nors ir tai buvo vienas iš turbūt siaubingiausių man girdėtų, išžaginimų, tačiau džiaugiuosi, jog Alison išgyveno. Ir vietoje to, kad užsidarytų ir depresuoto, jinai nusprendė prabilti apie tai ir netgi padėti kitoms moteriams suprasti, jog reikia apie tai kalbėti, jog negalima to tiesiog, palikti. Ir kaip sakiau, jog ši problema egzistuoja ir su ją reikia kovoti. Ir šlykščiausia ir skaudžiausia, jog tas Franz ir Thien yra laisvi. Aš labiau pergyvenu dėl Franz negu Thien iš tikrųjų. Ir nors ir praėjo metai po to viso jų paleidimo, aš manau, kad vis vien, žiūrint, kur jie dabar gyvena, jos tikrai turėtų atpažinti kažkas, tai kažkaip tai. Ir jeigu jie kažką tai vėl padarytų blogo, tai tikrai bus pranešta žiniasklaidoje. Ir žinoma, jeigu aš ką nors išgirsiu apie tai, padarysiu tada antrą dalį video, ar bent jau trumpai papasakosiu, padarysiu trumpą video. Bet tikiuosi, kad jie visą savo likusį gyvenimą slapstysis. Alison linkiu tiesiog pačio geriausio, sėkmingiausio gyvenimo. Ir manau, jog jinai ir taip laimingai gyvena, bet vis vien. Bet žinoma, noriu sužinoti jūsų nuomonę, tad rašykite komentaruose, skaitau kiekvieną komentarą, ką manote apie šią bylą ir ar esate girdėję. Ir galbūt net jeigu aš ir kažką tai pražiopsojau, galite parašyti taip pat komentaruose, galbūt jūs žinote daugiau informacijos.
tiek apie šios 2 šlykštynės, ar galbūt Alison kažką tai yra padariusi kitko. Kiek aš žiūrėjau, tai yra tik viena knyga ir vienas filmas. Galbūt aš kažką tai irgi praleidau su tuo. Leiskite man žinoti. Su šia byla tiek. Tad ačiū už jūsų visų šiandienos dėmesį ir kaip visada pasimatysime per kitą video. Bye!